7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pirmas karalius Mindaugo taurės turnyras tavo kišenėje, mačiau eis tu taurė rankoje Rūbinė. Kaip galbūt jauties dabar ir koks bendrai jausmas tapus KMT čempionu? Labai gerai. Vis tiek paskutinį kartą kažką kėliau, tai buvo su Arizona. Buvo Pac-12 konferencijos turnyras Las Vegase, kai laimėjom prieš UCLA irgi labai patenkinti visi buvo. Tai čia aišku nekerpam tinklelių, ten kirpam, užsidėjom už kepurės, bet labai geri prisiminimai, tai labai tą priminė ir jo, labai patenkintas. Kalbant dar apie tave patį, šiandien irgi paskaidėjai, Pucman irgi paskaidėjai apie tos dėjimus, ar ne? Kaip šiandien Mauzesas irgi paskaidė, kaip manai, kas tarp jūsų laimėtų tą dėjimų konkursą, jeigu jis toks įvyktų? Tai jau čia su visą pagarbą dėjimų konkursui nedalyvautų nei vienas, manau, nes nematau tikslo šitiem konkursam, tai tokia ta nuomonė, man atrodo. Jeigu verta kalbėti apie šitą finalą, tai antras kėlinys 37 taškai iš jūsų 24-1 būtas, apibūdink, kas ten vyko, kaip staiga tai pasikeitė viskas ir jūs tiesiog pabėgo. 24-1? 4,5 Tai manau, kad po jų klaidelių, po mūsų atkovot jų pramestų metimų, mes, nežinau, greitai bėgom, tiesiog nelabai daug galvoja, nežinau, paprastai užtai, tai vis tiek kažkas bus laisvas, nes turim tą vadinamą advantage ir nežinau, tiek aš, tiek Mauzes, nežinau, stengiamės įlinti panašiai. Aišku, pirmoji pusėje nebuvo labai gerai, su atšokusiais kamuoliais jie 10 gal pasiėmė, bet nežinau, sukovojom ir parodėm charakterį, manau, tas ir atnešimam titulą. Mauzesas gavo MVP, bet ir Mauzesas tu ir Sisko, panašius skaičius reikia, skaičius galiausiai išrinko. Kas tavo nuomonė labiausiai nusipelnė, ar pačiam gal nėra kažkokio gailesčio, kad negavo MVP? Aš būčiau gavęs MVP, aš nežinau, kas su juo būčiau daręs. Pas mamą Vilniui bute stovi tie apdovanojimai, nieko nedaro, nieks jų neliečia, nieks juos nežiūri. Tai aš jeigu gavęs būčiau, tą patį pasakyčiau. Tai sveikinu Mauzes, tikrai nusipelnė, kiek vos ne 30 taškų, tai tikrai jis surado mūsų mažesni žaidėjai ir jisai užsibaigė. Aišku, tie dėjimai dar labiau papušė viską, tai nežinau, labai patenkintas. Aš paminėjau dar tą Arizonos championshipą, nors praėjo truputį grįžti, ar ne, aišku, dabar emocijos dar vis šviežios, bet kaip kuris dabar jaučias saldesnis ir tas Arizono titulas, ar dabar ką pasiėmė? Tai dabar gal, nes tuo metu irgi buvo pirmas toks visai rimtas turnyrėlis, dar plus Las Vegase, tai išvis tenai wow, bet tai manau šitas, nes vis tiek tai yra vadinamas profesionalus krepšinis, žaidži su vyrais, su protingesniais gal žaidėjais, galima pasakyti, tai manau šitas. Ar yra ekstra saldu dėl to prieš Rytą finale, ar yra skirtumo kažką? Ne, kažkaip jau anksčiau minėjau, kad nežinau, žiūriu į varžovą kaip į varžovą. Nelabai svarbu, kas priešais mane stoja. Gal truputį, nežinau, tos emocijos gal truputį daugiau buvo, bet daugiau, nes gera gynyba buvo. O taip tai... nežinau, labai patenkintas. Išvesti daug laiko nebus, lygos rungtynės po 3 dienų, paskui rinktinės sąraše. Žinai, koks planas yra? Ar Islandija žais, ar Klaipėda žais? Tai jo, su pirma reikia Eurolygos rungtynėm pasiruošti. Visi kalba apie rinktinę, bet stengiuosi kokias iš šono patraukti, nes tikrai laukia labai svarbios rungtynės namie. Prieš labai gerą komandą, tai nežinau, stengsiuosi kuo geriau pailsėti, kuo geriau pasiruošti pats asmeniškai, nes tikrai laukia labai rimtas varžovas. O antra pusė klausimo su rinktinė, tai nežinau, ką galiu pridurti, jeigu jūs visi matot, kad aš esu sąraše, tai nežinau, ką galiu pasakyti. Bet yra galimybė, kad abejos rungtynės leis. Visada yra galimybė.